Sveiki, šiandien pasikalbėsime apie tai, kaip tyčia ar netyčia greunama Lietuvos valstybė. Gal tyčia sutirštinu kažkiek, tačiau noriu pagriebti konkretų epizodą. Kalbu apie valstybės rezervą į valstybės kontrolės ataskaitą, kuriame buvo pasakyta, kad iš esmės tas valstybės rezervo kaip tokio, kurį galėtume pavadinti iš tikrųjų valstybės rezervų, nėra. Apie tai labai nedaug pamatysite žiniasklaidoje, bet man labai patiko, kaip visą šitos įvykius komentuoja mūsų pašnekovas, kurį pakviečiau, tai yra Kastytis Braziulis. Sveiki, Kastyti. Sveiki. Kastyti bent jau aš savo pasižymėjęs ir aš jį traktuoju kaip buvusi VSD tikrai aukšto pareigūną, kuris dirbo trečioje valdyboje, pataisykite, jeigu aš... Trečioje, po to antroje valdyboje. Taip, tai yra iš esmės kontržvalgybos. Gal jūs ir paaiškinkite, tai ką visgi veikia kontržvalgyba? Ką turėtų paprastas žmogus suprasti? Paprastas žmogus turėtų suprasti du dalykus. Tai yra žvalgyba ir yra kontržvalgyba. Tai yra dvi visiškai skirtingos veiklos kryptys.